konsultacijai buvo moteris emocinio valgymo problema. Viršsvorį, sako. Noriu padirbėti su viršsvoriu ir savo emocinio valgymo problema. Gerai, sakau, jeigu yra emocinis valgymas, reiškia, yra priežastys, tai yra kažkoks stresas ar nerimas, kurį jūs bandote slopinti maistu. Sakom, taip yra. Santykiai pas mane su dukra sudėtingi. Žodžiu, aš bandau ten ją, kaip tėvai mėgsta, pamokyti ir taip toliau, nors dukra jau pilnametė. Ir jeigu turite emocinį valgymą, greičiausiai pasižiūrėkite, turite kažkokią neišspręstą problemą ar konfliktą, kuris jums sukelia tą stresą ir didžiulį nerimą, kurį jums norisi tiesiog užvalgyti. Ir aišku, tiesiog reikėtų dirbti ne su emociniu valgymu, o su priežastimi, kuri sukelia tą emocinį valgymą.